Prieš kelias savaitės mūsų komandos narys, tėtis Evaldas, aiškinosi, kaip po vienu stogu gali sugyventi keli vaikai ir gyvūnai. Paaiškėjo, kad tai įmanoma, tai reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Po Evaldo rengto reportažo sulaukėme daugybės klausimų. Tad šiandien ir aiškinamės, ar tikrai vaikams reikalingi gyvūnai ir jei jie reikalingi, ką reikėtų žinoti tėvams. Jei norite, kad jūsų vaikas taptų humanistu, niekada neskriaustų gyvūnų, būtų atsakingas ir pareigingas, tikrai galite pagalvoti apie keturkojį augintinį šeimoje. Kartu augančių vaikų ir naminio gyvūnėlio santykis gali būti labai ypatingas. Augintinis gali tapti jūsų mažylio gynėjų, draugų, guodėjų ir pasididžiavimo objektų. Du gražūs vipetų veislės šunys gyvena gausioje ponios Ramunės šeimoje, pas kurią laidos kūrybinė grupė jau svečiavosi anksčiau. Paklausykime, ką ji mano apie keturkojų augintinių draugystę su kitais šeimos nariais. Kiekvienas gali atrasti tą švelnumą, kurio, tarkim, aš negaliu 5 iš karto duoti, tai pas šunis jie visada gali rasti tą švelnumą, nes jie tik ir laukia, kad juos kas nors paglostytų, pamylėtų, apkabintų ir nežinau, išbučiuotų, bet aš neleidžiu bučiuoti šunų. Va. Kita vertus, tai atsakomybė. Tai yra tas išvedimas, įdėti pavalgyti, paėsti šunims, bet tokie paprasti kasdieniniai dalykai, tai ugdo atsakomybės, manau, jausmą. Šiandien daugiau pakalbėkime apie ką tik ponios Ramunės kalboje nuskambėjusią frazę "aš neleidžiu bučiuoti šunų". Ir ne tik apie ją, o apskritai apie taisyklės, kurių turi laikytis visi šeimos nariai savo augintinių atžvilgių. Tad apie elementarią higieną. Pasaulyje yra labai daug parazitų, kurie, kaip sakyt, gyvena ir pas gyvūnus, ir pas žmonės. Yra bendri parazitai, kurie gyvūnai gali perduoti žmonėms, žmonės gyvūnams. Dėl to reikalinga higiena ir profilaktika, ypač gyvūnams. Kadangi tų helmintų yra 3 rūšių, tai yra, kaip sakyt, apvaliosios kirmėlės, plokščiosios ir siurbikės. Su išmatomis yra jos platinami yra parazitų kiaušinėliai. Dėl to einant pasivaikščioti, jeigu būtina surinkti gyvūnų ekskrementus. Nesuklyskite, šiandien kalbame ne apie neprižiūrimą gyvūną, o apie keturkojį jau tapusi visaverčiu jūsų šeimos nariu. Ypač atsargus turėtume būti su mažu šuneliu, ką tik atkeliavusiu į mūsų namus. Veterinarai perspėja, kad beveik visi maži šuniukai žarnyne turi parazitų. Todėl profilaktika yra būtina. Mažam šuniukui galima jau mėnesio amžiaus duoti pirmą kartą nuo kirmėlių ir stebėti išmatas. Jeigu išmatose pamatom nors vieną kokią kirmėlę arba tą parazitą, būtina kartoti kas 10 dienų 4 kartus. Jeigu neturėjo šuniukas arba kačiukas, tai tada galima kartoti kas mėnesį. Tai aktualu ypač šuniukams, nes jie eina į lauką, jiems viskas įdomu, kol maži, viską ima į burną. Tai yra labai, kaip sakyti, didelė rizika užsikrėsti tais helmintais. Mažiems kačiukams, kurie laikomi tik namuose, medikamentus nuo parazitų profilaktiškai reikėtų duoti kas 3-4 mėnesius. Suaugusiems naminiams gyvūnams vaistai duodami rečiau, katėms porą kartų per metus, šunims 3-4 kartus. Bet prieš skiepus, kurie irgi apsaugo nuo virusinių ligų, būtina, kaip sakyti, įsiminti ir visada atsiminti, kad 10 dienų prieš skiepą būtina profilaktiškai suduoti nuo kirminų ir kad būtų apsaugotas nuo parazitų. Kaip saugoti savo augintinį nuo parazitų jau aišku, tačiau saugotis reikia ir kartu gyvenantiems žmonėms. Visų pirma vaikams, kurie su keturkoju kartais elgiasi kaip su lygiaverčiu šeimos nariu. Visų pirma, tai reikia tėveliams išmokyti vaikus taisyklingai plautis rankas ir dažnai rankas plauti. Rankas reikia plauti po tekančiu vandeniu, būtinai su muilu ir tikrai kiekvieną kartą prieš valgant, prieš dedant ką nors į burną, būtinai nusiplauti rankas. Reikia nepamiršti to, kad užsikrečiama parazitais nuo suvalgius kirminų kiaušinėlių, kurių mes niekur nematome, jie yra nematomi. Taip pat reikia prižiūrėti, kad būtų vaikučių nagai nukirpti, kad po panagėmis kuo mažiau lįstų nešvarumų.
Parazitais galima užsikrėsti ir glostant augintinio kailį, nešvarumų jis gali atsinešti ant pėdų pasibėgiojęs lauke. Todėl nuolatinis rankų plovimas pabendravus su gyvūnu turėtų tapti nerašyta šeimos narių taisykle. Nereikėtų leisti šuniukui laižyti veido, ypač lūpų. Bet jeigu kartais taip įvyksta, žinoma, bendraujant artimai, kai taip kartais įvyksta, tai tada reikia bėgti nusiprausti iš tikrųjų. Augintinį vedžiojant lauke reikia ne tik surinkti jo ekskrementus, bet ir nepamiršti savo higienos. Grįžęs iš lauko su šunimi, šeimininkas turi taip pat pasirūpinti savo rankų švara, jas nusiplauti ir žinoma nusiauti batus. Nepamirškime ir rimtesnės profilaktikos. Medikamentus nuo parazitų retkarčiais reikia pavartoti ir šeimos nariams. Vaikučiams taip pat būtų tikslinga duoti vaistų, bet manyčiau, kad reikėtų su savo vaiko gydytoju pasitarti. Galbūt 2 kartus per metus, kaip rekomenduojama pastoviai, gal kiekvienus metus gal ir nebūtina, tačiau jeigu atsiradus tam tikriems simptomams, tai tikslinga. Medikamentai nuo parazitų yra puikia priemonė, tačiau jei šuo būdamas lauke mėgsta nuolat kažką imti į burną, bendrauja su kitais šunimis, niekas negali pasakyti, kada jis vėl užsikrės helmintais. Tokiu atveju gali padėti specialus šunims skirtas pašaras, kuriame yra natūralią ir efektyvią parazitų kontrolę užtikrinančių žolelių. Jeigu yra didelė invazija, gyvūnas susirgo kirminukais, žinoma, mes prieinam prie tablečių. Jie labai padeda, jie iš tikrųjų reikia duoti tą tokią schemą, kad jie galėtų aplamai išnykti ir iš organizmo, o tarp jos mes galim pasiūlyti yra irgi tos pačios žalios pagrindų padarytas pašaras. Tas pašaras nesenai jau egzistuoja pas mus Lietuvoje ir mes ją bandom ir žiūrim, kad iš tikrųjų labai neblogai jo valgo ir padeda nuo tos parazitus irgi. Pasakojimą apie stebuklingas žoleles, apsaugančias keturkojo organizmą nuo parazitų ir apie visų šeimos narių rūpinimąsi savo higieną pratęsime laidoje po savaitės.